Dabar eina didysis. O, maišas. didysis Maišas. Temų. Čia rodo left or right pakrauta. Okay. Ištirna visą purvą. Prašau. Parodysim, kaip reikia. Mes faršą gausim kažkur. Taip, mes turėsim gauti faršą kažkur tai. O šio dabar. Čia... Na ką, labas visiems. Sveiki, sveiki. Matėt jūs praeitą video, ar ne mūsų? Ir ką norim jums pasakyti, kad šiandien pas mus koks bus video? Temų unpackingas. Temų unpackingas. Pas mus atėjo... Pažiūrėkit. Nerealu. Čia viena ir dar kita yra. Jo, čia ne viskas. Čia viena ir dar. Bet man tas jausmas buvo, kad šita turėjo tokio dydžio būti. Kaip tau atrodo? Kas čia, kas čia? Čia klaviatūros, čia pelytas, nu, visokie tokie elektroniniai dalykai, o čia, tenais, tarkim, virtuviai, tenais rūbai tavo. Gerai. Kas žino Temų? Visi. Visi jau žino Temų. Tai norim pasakyti, kad Temų yra nerealaus dydžio, nerealiai didelė galimybė. Kompanija. Jo, pasirinkimas. Temų pasirinkimas labai didelis. Kas ten buvo? Mes galėjom iš ko ten rinktis? Rokai? Iš virtuvės, žaidimų skyriaus galima. Taip. Nu, iš visko, ką norėjai galėjai rinktis, po to rūbai, berniukam ir šitą virtuvę. Jo, virtuvė, rūbai vyram moteriam, įvairiausi gadžetai, žvejybos įvairiausi. Nu, tai tenais aš pasakiau, kad ką norėjai galėjai rinktis. Žodžiu, daug skyrių ir kainos yra... Labai nedidelė. Juokingos. Tiesiog jūs turite juokingas kainas. Kągi, atėjo per kiek mums atėjo? Per 7 dienas. Per 7 dienas atėjo siunta. Ir ką norim pasakyti, prieš išpakuojant mes turime jums labai gerą naujieną. Tai yra mūsų sekėjai. Nuolaidos kodas. Taip. 90%. Čia bus nuolaidos kodas Temų. Kur ten skraidys? Jo, va šičia kažkur skraidys nuolaidos kodas Temų. Ir jeigu jūs atsisiųsite Temų programėlę, pirmą kartą suvesite mūsų kodą, jūs galėsite gauti 90, iki 90% nuolaidos. Kainuoja 17 eurų, tu nusipirksi už 2 eurus. Tu nusipirksi už visiškai beveik nemokamai. Taigi pasinaudokite kodą, o mes pradedam. Gal, ne, dėl nuo mažos pradedam. Nu, gerai. Mes būtinai pažiūrėsim, kas yra ir parodysim, kaip to naudotis. Verlės. Kas čia? Mikrofonas tavo. Čia mano mikrofonai. Čia... Gerai, išsidėliokim. Ten kažkoks nežinau. Kas čia? Aš pamačiau. Aš pamačiau šitas ausinės. Jei jos taip atrodys, aš negaliu. Tik tai žinot ką, aš taip išėjo, kad mes ant šitos pakuotės bagažiniai uždėjom didelį maišą, nepastebėjom. Tai pas mus atėjo kažkas susilamdė, bet iš tikrųjų ten nebuvo sulamdyta. Čia dar vienas ausinės. Aš neįsivaizduoju. Dar ausinės. Gerai. Čia. Ko šio? Šustovas, kolonėlės. Lempa. LED. LED lempa. Čia, čia tas dalykas. Aš pradėsiu nuo ausinių, šitų mėlynų. Gerai, atidarom. Ok, pakrovės yra. Parodyk, kas ten yra viduje. Ausinės. Kaip atidaryti? Aiva. Pakrovėjas. Jos atsidaro, Rokas pakraus ir tada testuosim. Pažiūrėk, kaip gražiai atrodo. Dar yra labai gera naujiena Temų. Žinot, kas yra? Jeigu, pavyzdžiui, užsisakai kažkokius tai daiktus, laikykim krepšį didžiausią. Jeigu užsisakai kažkokius tai daiktus. Čia rodo left or right pakrauta. Okay. Jeigu Temų užsisakai kažkokius tai daiktus ir per 30 dienų kaina pas juos nukrenta, tai jie tau dar ir gali padaryti skirtumo grąžinimą. Nežinau, kaip dėdė. Pakalbėk? 1, 2, 3. Aš ant visą garsą paleidau.
Aš nieko negirdžiu. Tu kažką kalbė, aš nieko negirdžiu. Pakalbėk. 1, 2, 3. Dabar girdžiu. 1. Ta. Pakalbėk. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O kaip soundas? Aš ant vidurio, aš nieko negirdėjau, ką tu kalbėjai. O kaip garso kokybė? Žiauri gerai, nori pasiklausyti? Aš irgi noriu pasiklausyti. Labas. Ką? Nu, Ką? aš tau rėkiu. Aš tau sakau, tu girdi mane? Ne, kažką girdžiu. Galiu pasakyti, kaip tokią kainą, tai galima. Vaikam tai tikrai galima pirkti, negaila. Nice? Taip, gražink man reiks. Aš manau, per šitą video galėsim, kai testuosim produktus, tai šitą pabandyti per šitą video ištestuoti mikrofoną. Aš pasiėmiau mikrofoną ir labai noriu, nes mes labai daug filmuojame ir mums reikia patestuoti mikrofus. Tipo powerbankas, galima sakyti. Taip, čia žinot kas? Aš dievinu, čia šitas mikrofonas, koks geras yra. Jisai tinka. Maža to, žiūrėkit, ant jo yra rodomi procentai, kiek yra. Aš tokį jau vieną turiu, man jis labai patinka, tik tai Temu jisai kainavo 3 pigiau, negu kad aš galėjau čia Lietuvoje nupirkti. 3 pigiau. Testuojam šitą nuostabų mikrofoną, pažiūrėkite, koks jo garsas. Už tą kainą, ką jūs gaunate tiesiog nenormalią kokybę, todėl aš jums tikrai siūlau įsigyti. Ir jeigu jūs norite gauti dar geras nuolaidas, panaudokite, atsisiųskite programėlę Temu ir panaudokite mūsų kodą ir gaukite beveik 90% nuolaidą. Išnaudokite. Ir dabar žiūrėkite, testuojam mikrofoną, kaip jisai veikia. Mes turi Type-C. Ir ką mes darom? Mums reikia įdėti priėmėją į iPhone'ą ir pasijungti vieną iš mikrofonų. Ir mano bus nuoširdė rekomendacija, nes aš jau patestavau. Ir tikrinam garsą. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kiekgi jūs mane gerai girdite. Ir kokie tai mikrofonai, kaip gerai jūs girdite garsą. Man jie patinka, turint omeny, kad kainuoja tiesiog nenormaliai pigiai. Ir šitie mikrofonai pakol kas faini. Faini dar žinot kuo? Aš labai noriu parodyti. Faini, kad jie turi 2 mikrofonus, kad galima būtų kalbėti su 2 žmonėm iš karto. Ir dar pats nuostabiausias dalykas, kad jie turi dėžutę. Tai yra kraunasi viskas viename. Ne tik tai, kad ir laikyti gali viską vienoje dėžutėje, kas labai patogu. Ir pažiūrėkit, kokia jinai dydžio yra. Mažytė. Ir dar jūs ją kraunat, matot, kraunam čia ir visada matom, kiekgi yra procentų dar likę. Ir viskas vienoje dėžutėje. Tai dabar aš ausinės. Gerai, dabar Rokas ausinės. Oho, čia pakrovės. Va šitaip jas atrodo, va šitaip atrodo jas. O šio dabar. Čia, va šitaip įdedi. Va šitaip įdedi ir... Pažiūrėkit, permatomas. Koks, kaip, grinai, pažiūrėkit, koks permatomas, kaip iš kosmoso, ne? O, net nereikia krauti. Nu, davai. Dabar iš kitos pusės. TVS. Jos tengi šviečia iš vidaus. Kodėl nebešviečia? Tai nes reikia gal jas va šitaip įsikišti. Tai palauk. Atidaryk. Tada gal... Connected. Pas juos, žinai, toksai yra, va šitaip, bum, balsas. Stereo. Ką? Stereo. Aš ant mažiausio klausausi, aš nieko negirdžiu. Nori įsidėti? Noriu. Garsas geras, bet palyginus su tom brangiom ausinėm, jos neturi to tokio duslumo, jos turi tokį... Va šitaip, kad negirdėtum kažko. Jo, tokį, kaip čia, siaurumą garse. Yeah. Bet aš sakyčiau taip, Man tinka. Aš senų savo nežinau. Vaikam apsimoka pirkti. Savo aš nežinau, ar pirkčiau, bet vaikam tai jo. Aš savo pirkčiau. Jo. Tai tu jau turi ausinės. Parodyk, kaip jo šviečia. Dėžutė. Man labai patinka, žinot ką, va šita dėžutė, kad jinai yra permatoma. Nice. Ir iškart matot, kiek procentų. Ir va čia atrodo, tipo, bum. Bet čia,
Va, ir čia rodo po 1% ir kitos, tarkim, procentus rodo. Man labai patinka. Dalykai. Nereikia tau tenais, tarkim, programos kažkokios, kad tu pažiūrėtum, kiek jie turi procentų. Nu, dabar iš mažojo maišo liko Dušti. Nu, išnau gal šitą. Nu, davai, rodi, kas čia yra. Ar tiesiog priploginti? Atėjo Rokui laikrodis. Atėjo laikrodis. Ai, ne, tą pusę. Ta. Gerai, mes pajungsim, parodysim, kaip jisai veikia, bet tu čia savo įdomu, jisai žadintuvą turi ar neturi? PM, AM, temperatūrą tau namuose galės matuoti. Temperature. Įdomi. Gerai. Wow. Eik, tu savo, žiūrėk, kaip kietai. Pažiūrėk per tą telefoną. Tik biškiuką ne taip laiką. Gerai, mes laiką dabar gali laiką nusistatyti. Ir po to pasakysi, ar jisai žadina ar ne, ar tik tai laikas keičiasi. Ir aš pafilmuosiu tave naktį, pažiūrėsim, kaip jisai šviečia. 58 valandas. Šiam 8 Fahrenheit. Tiksliai, čia laipsnius jisai dar rodo. Čia Amerikos laikas. Man šitas iš visų vienas labiausiai pakaltas fainiausias dalykėlis. Dabar iš mažo maišo pas mus liko paskutinis. Tadam! Čia yra tėčiui dovana. Čia tėčiui dovana. Ai, čia aš parinkau. Jo, kiek jisai kainavo, kapeikas kainavo, matuoti šitą mėsos temperatūrą. Ypač steikus, kada kepsim steikus, galėsim pamatuoti ir žinosim, ar steikas jau iškeptas ar ne. Dabar eina didysis. Maišas. Didysis maišas. Temų. Iš tikrųjų, temų jau pastebėjau, kiek daug jau žmonių. Oi. Gerai, pradedu nuo pačio ryškiausio. Tavo kažkas. Megztinis. Palauk, mes čia Davai, išsiemam viską tada geriau. O, tėčiui. Čia sliekai. Gyvi. O, čia mano. Čia sliekai. Čia mano tikrai bus. Davai išsidam, kas mano, kas tavo ir galim sakyti, kas tėčio tada. Čia mano. Čia tavo. Čia kas čia? Mano. Čia kažkoks seatbelt. Nežinau. Head mount. Ai, čia mano. Kas čia? Head mount, mano. Kas čia? Kas čia? Parodyk. Čia gali būti klaviatūra. Kas čia? Čia tavo, čia Ivonė. O kada mes šitą užsakėm? Aš sakiau, neimti Ivonę. Kas čia? Made in China. Ok. Kas čia? Kas čia? Čia tenisas žaisti. Kas čia? Jisai prisikabina ant žemės, prisipila į smėlis ar vanduo ir jis pats turi atšokti. Tu gali tai žaisti su juo tenisą. Ai, parodysim gerai. Pabandysim. Nedaug įtenka. Nu jo. Nice. Kietai. Kokia tavo nuomonė apie šitą daiktą? Iš 10 reitinti 8. Gerai, ačiū. Čia mano bus. Rūbai. Čia mano bus. Visi rūbai čia mamos bus. Mano. Parodyk, kas ten. Burger press. Gerai. Čia mano. Čia tėčio. Aš tėčiui savo pusę irgi dėsiu. Čia bus... Žiūrėk, čia niekur nebuvo klaviatūros, tai klaviatūra čia. Aha. Čia mano. Čia tavo. Aliejui. O čia? Atspėk, ką žinau. Čia žinai, kas bus? Čia viskas bus žvejybai. Ai.
Tu net nežinai, kad tėtis užsakė žvejybai. Čia tėtis užsakinėja žvejybai. Čia duok man. Čia. Aha, čia lyginimui. Žvejybai. Čia mano. Rūbai čia, kurie liko, čia tavo visi bus. Okei. Aš neatsimenu, kad aš tiek rūbų užsakyčiau. Aš neatsimenu kažką. No. Čia flešiukas kažkoks, ką žinau. Ai, čia flešiukai laikyti jūs paėmė? Ne. Ai, atsimenu, čia voniai toksai trinti, va. Vonios trintukas, kuris ištrina visą purvą. Gerai, einam. Tai čia vonios trintukas. Na, pradedam. Galiu? Gali. Bet ar čia ne per maža? Nu tai čia nebūtinai tokia. Tai čia 60%, čia neturi būti didelė. Čia tik 60%? Kaip Tai čia? pas mane 100, tai jinai gera yra. Tu parodysi, ne? Ir kodėl tu ją renkaisi, nes? Graži. Permatom. Nedaryk taip. Gerai, tai mes testuosime Roko klaviatūrą. Man asmeniškai patinka, kaip jinai, labai, galim sakyti, stipriai šviečia. Mano sena klaviatūra švietė, šitą, jei išjungia naktį, tai jinai apšviestavo visą kambarį, net ledų nereikia jokių. Jinai apšviestavo visą kambarį tiesiog. Čia labai daug yra maudų, visokių spalvų daug, gali pakeisti nors, o tenais labai buvo sunku tai daryti, va, žiauriai gražiai. Tai man asmeniškai labai patiko šitą klaviatūrą. Ir labai, galim sakyti, gerai skamba. Nežinau, kaip kitaip pasakyti. Naktį ateisiu pafilmuoti, kaip jinai šviečia. Nežinau, kaip gavosi, Rokas užsakinėjo, atrodo, tiek daug, o pas mane vos nedaugiausiai išėjo. Aš žiauriai mažai užsakinėjau. Tik burgerio parodyk tą. Ai, burgerio? Gerai. Va, burgerio pres. Tiesiog atidarom va šitai. Čia aš tikiuosi bus fainiausias Roko daikčiukas. Tik reikia išsiaiškinti, kaip jis veikia. Šitą. Tu dedi mėsą čia. Mėsą čia, šitą uždėdi su šituo spaudi. Suspaudi ir... Ir dar šitie atsiranda. Čia grinai Jo. steikinis variantas burgerio. Bet reikia, žinai ko? Aliejus. Kad, žinai, kad neįsikabintų šitas. Va, gerai. Išsukam. Gerai, parodysim, kaip veikia. Mes faršą gausim kažkur. Taip, mes turėsim gauti faršą kažkur tai. Čia, žinot kaip, čia įkiši ir kad galėtum supjaustyti svogūną. Aš labai noriu pabandyti, kaip šitas daikčiukas veikia. Ar vertas jisai, bet kainuoja jisai net 1 eurą nekainuoja. Norėjau šitą pažiūrėti dar. Tipo, ant savo galvos užsidėję. Pasiėmė Rokas savo ant... Kaip jis tau čia tilps? Ant galvos. Čia galva tu turėt. Ir užsidėsim GoPro. Žiūrint, kur yra. Taip, va. Ai. Va. Čia galima pasididinti dar. Va. Galėsi filmuoti. Šičia va padidinti galima. Kaip aš atrodo. Tragiškai. Žinau. Pastai. Aš galvoju, kas čia toksai? Čia daikčiukas yra pastai. Tinginiam. Parodysim, gerai. Šitas daikčiukas. Pirmiausia, nulipdom nugarėlę. Nulipdėm nugarėlę. Dedam, gerai, va čia apiliuokim. Va, įdedam tai pastą. Taip, pakišam. 1, 2, 3. Ir gaunam pastos. Šitą idėją labai, žinokit, faina. Tik tai jeigu jinai laikysis prie sienos. Nes dabar pakol kas prilipusi prie sienos, bet prieš tai man 2 kartus nukrito. Tai jei laikysis, pasiteisina. Jei nesilaikys, tada prašyti reikia, kas prilipdytų. Labai senai norėjau pabandyti tokią va pjaustyklę. Oi, čia patiks ir Rokui, ir tėčiui čia turėtų patikti. Ištraukim gražiai. It's America! Wow. Čia kaip pažiūrėk. Atidarė Ameriką. Pažiūrėk, kiek čia visko yra. Ir bulvėm, ir morkom. Dievai. Gerai. Šito daikčiuko aš laukiau labiausiai.
labiausiai laukiau šito. Pažiūrėkit. Čia reikės dabar aiškintis kiekvienas, kam yra reikalingas, kam naudojamas. Ir parodysim. Šitas daiktas, aš labai tikiuosi, kad tiks tėčiui, mamai, Rokai. Matot, kiek daug įvairiausių pjaustyklių. Ir kiekvieną iš jų mes išaiškinsim, kam naudojam. O dabar pradedam pomidorų. Padarysim pomidorų salotas. Panaudosim štai šitokią pjaustyklę. Pomidoras. Čia kažkas ne taip. Aš panaudojau visiškai netinkamą greičiausiai. Ne, žiūrėkit. Gaunasi gabaliukai, gaunasi. Supratau. Žinot, ką reikia daryti? Visų pirma, užsidėti prijuostę. tą, kurią pasiėmė Rokas. Va, o ne šitai. Dedam prijuostę, kurią nusipirko Rokas, bet tinka pasirodo ir man. Bandysiu dėti 2 pomidorus. Nice. Nu kągi, su pomidorais praktiškai išsiaiškinam. Dabar bandysime, kam reikalingi štai kiti mūsų daikčiukai, bet jau sekančiose serijose. Taip, kad jeigu jūs tik tai norit, nepamirškite, kad Temu jūs galite gauti 90% nuolaidą panaudoję mūsų kodą ir pasisiunkę programėlę. Kola? Ne, čia yra sultim. Žiūrėk. Ne tik sultim. Čia galima laikyti šaldytuvę. Aš galvau, kad jisai aišku bus toksai didelis. Biški bijau, tai pasiėmiau maksimaliai mažą. Man atrodo, čia yra 1,5 litro ar litras? 1,5 kažkur litro. Litras. Apie litrą šaldyto sulčių, vandens galima laikyti šaldytuvę ir tai per kranelį, kol Rokas padarys. Jo, kol aš užsuksiu. Ir per kranelį pasinaudoti. Nu kągi, įpylėm arbačikę. Taip. Pažiūrėkim, užsidaro. Užsidaro. Gerai, o dabar įsipilsim arbatą. Kol Rokas, šičia mes pilsim, labai senai laukiau butelio aliejui, kad įpilti aliejų ir galima va taip va, ir purkšti. Pažiūrėsim, kiek jisai aliejaus išnaudoja, kad kuo mažiau aliejaus dėti į šitą, į keptuvę. Nusipirkau šitą, labai norisi pabandyti. Įpilam aliejus. Įpilsiu dabar nedaug. Įpilu nedaug pabandymų. Ir kaip gerulis, kaip fainiai. Eik tu savo. Čia dabar bus mano mylimiausias daikčiukas užtat, kad jisai nedaug aliejaus sunaudos. Ir žiūrėkit, papurški. Aišku, aš čia dabar specialiai daug purškiau, bet galima papurkšti porą kartų ir viskas. Kaip patogu. Ir galėsim va šičia laikyti tą aliejų. Šitą tai net galima nepakuoti. Ir, tipo, čia gaminimui viskas skirta. Čia prijuostė gaminimui. Jo, bandysim. Ir aš savo užsisakiau... Žiūriu kokybę. Nėra plona, bent jau aš užsisakiau savo patestavimui. Jo. Brooklyn. Gerai, žiūrėsim. Tai būtinai, jeigu tik tai norit pasinaudoti 90% nuolaidą, ką jūs turite daryti, nepamirškite, kad jūs turite prisiregistruoti prie Temu. Taip. Atsisiųsti ir registruoti Temu.
nueiti į kodą. Suvesti mūsų kodą ir viskas. Ir viskas. Prekiam visom taikoma 90 dienų. 90 dienų garantija ir galimybė gražinti. Jeigu kažkas nepatinka, visada per 90 dienų galima sugražinti. Labai lengva, paprastai. Jo. Čia aš savo kosmetinę pasiėmiau. Arba savo, arba močiutai. Ką žinau, normaliai atrodo? Man atrodo normaliai. Atrodo normaliai. Aš savo dar pasiėmiau. Rokai, aš tikrai tiek nesi. Va, ui, kokia gera maikė balta. Žiūrėk, kokia balta. Nes jos taip greitai visos užsiskalbė, tai reikia turėti savo maikių tikrai nemažai. Ir pažiūrėk, kokia švelnė. Pažiūrėk, pačiupinė. Kaip aksomas. Nu kągi, o jūs nepamirškite spausti like, subscribe, parodyk savo gaminimo prijuostę. Kvepia grybais? Grybais? Aha. Nu, vat kažkas tokio. Roko gaminimo prijuostė. Žinot, ar ne, kad Rokas mylėtojas gaminti? Nice. O čia tavo mano papūgos. Eisiu žiūrėti, kas čia per papūginis variantas. Kas čia per papūginis variantas? Papūginis. Viskas, kas ryškiom spalvom, Rokas sako papūgos. O čia man labai reikėjo lyginimui. Šito daikčiuko man reikėjo lyginimui. Su garintuvu aš dabar galėsiu lyginti. Mamoms, kaip turėtų šitas fainas daiktas patikti. Tokia vat lempa, kurią aš planuoju panaudoti savo arba video, kur nors, jeigu man reikės, arba, žinot kam, virtuviai. Ir jinai, aš taip suprantu, jinai dar, žinot ką, man atrodo, jinai keičia spalvas. Jo, šilta, šalta. Nice! Fainiai. Čia galime savo pasistatyti, žinot ką, ją virš stalo, pasikabinti ir filmavimai. Žiūrėkit, kaip gražiai šviesa. Šviečia. Spaudžiam like, subscribe ir iki susimatymo sekančiam video. Ate.